Ką, draugai, šiandien parodysiu, kaip išsikepti jautienos kepsnį. Visų pirma, kepsnys turi būti kambario temperatūros, kad negautų streso uždėjus ant karštos keptuvės. Jokio marinavimo, jokios druskos, jokių pipirų, tik labai gera kokybiška mėsa. Prieš dedant ant keptuvės būtinai reikia nusausinti. Kepimui naudosiu paprastesnį aliejų, nes keptuvę reikia labai stipriai kaitinti. Dedam steiką ir kepam kelias minutės. Tada verčiam ir dedam česnako bei sviestą ir apkepam iš visų pusių. Čia dar puikiai tiktų šviežio rozmarino ar čiobrelio šakelė, bet aš šį kartą neturėjau. Jeigu neturite termometro, nuspręsti, kaip mėsa yra iškepta, tai tiesiog jums reikia paimti kepsnį ir jį paspaudinėti ant keptuvės. Jeigu jinai minkštumo kaip jūsų žandas, tai reiškia, jinai dar yra visiškai pusžalė. Jeigu jinai minkštumo kaip jūsų smakras, tai reiškia, jinai yra maždaug medium. Ir kai jinai kieta kaip kakta, tai reiškia, kad jinai yra well done, pilnai iškepta. Dabar, jeigu jūs kepat storą filė kepsnį ir norite jį iškepti pilnai, jums reikia tiesiog perpjauti išilgai per vidurį, išskleisti ir uždėti žalią pusę ant keptuvės. Taip jūs sutaupysit laiko ir neperkepsit iš kraštų ir tolygiai iškepsit iki vidurio. Iškepusiai mėsai labai svarbu duoti pailsėti, kad visos sultys susivienodintų per visą mėsos gabaliuką. Jeigu jūs sudvejojate, ar steikas yra iškepęs, jūs visada jį galite pateikti supjaustyti. Tai tiesiog kepimo metu įpjaukite steiką per pusę ir pasižiūrėkite į vidų, koks jo iškepimo lygis. Jeigu jums netinkamas iškepimo lygis, tiesiog dėkite keptuvę atgal ir tada jau kai norėsite jį pateikti, vėl galite įpjauti ir pamatyti, ar jums tinkamas iškepimas. Man patinka medium, tai vat supjaustau ir mano manimu pats skaniausias būdas išgauti mėsos skonį yra naudojant tik tai druskos. Aš šiuo atveju naudoju druskos fleiksus. Tada ypač tyrą alyvuogių aliejų, aš naudoju graikišką patikrintą šalto spaudimo extra virgin aliejų. Jau tikrai už šitą daiktą esu garantuotas pats kokybiškiausias man ragautas aliejus. Pilam aliejaus ir aišku pipirų. Truputį citrinos sulčių. Ir viskas, draugai. Tai, ko reikia tobulai mėsai išgauti.